Ir Dievas, jau mes apie tai nesikį kalbėjom, bet vis iš kitos pusės, vis kažkaip daugiau atsiveria. Ir tai atsinaujinantis dalykai ir kiekvienam laikmečiui. Ir šis laikmetis yra, sakykime, kalbėti apie Dievo namus. Kas yra Dievo namai? Kas yra Dievo namai? Šiandien kur mes randamės, kas yra bažnyčia, kam yra bažnyčia, kas ją įkūrė, dėl ko. Ką mes turime daryti šitoj bažnyčioj? Tai šiai dienai mes kaip krikščionys esam pakviesti į Dievo namus. Dievas mūsų rinko čia, Dievas nori, kad mes praleistume šitą laiką kartu bažnyčioje. Ir tai nėra tik tai, kad mes ateinam šiandien čia ir dabar, kaip sakant, šitą laiką, šitą šeštadienis, nors tai yra Dievui kaip ir šventa diena, kada mes susirenkam vieną dieną poilsiui. Poilsiui tai praleisti jo artumo, jo malonėje. Bet bažnyčia yra kur kas daugiau, kur kas plačiau, kur kas giliau. Bažnyčia yra didelis Dievo planas. Po Jėzaus atėjimo bažnyčia buvo atnaujinta, buvo įkurta pagal Jėzaus planą. Pradėsiu nuo to gal, kad atsispirti turėtume nuo argumentų, nuo rašto vietų. Ir pradėsiu nuo Senojo testamento. Ir Kunigų knygą, kas norit, galite atsiversti, pasižiūrėti, Kunigų 23 skyrius, 3 eilutė, ką sako. 6 dienas dirbkite, 7 diena yra sabatas, skirta poilsiui ir šventam susirinkimui. Nieko nedirbkite tą dieną, nes tai yra sabatas viešpačiui, kur jūs begyventumėte. Sabatas, Dievas nori, kad kur mes bebūtume, tai bažnyčia tai nereiškia, kad kažkur tai žemėje vienoje vietoje ir ne kitur. Kur mes gyventume, Dievas mums yra paruošęs vietą, laiką ir žmonės subūręs ten, kur mes galime susirinkti ir iššlovinti ir garbinti. Ir bažnyčia tai šventa diena, tai kaip Dievas sakė, ne 6 dienas dirbsi ir 7 dieną ilsėsis nuo visų savo darbų. Ir tai yra didelė malonė, kada mes galim susirinkti ir šitą dieną praleisti. Aš nesakau, kad mes turime nieko nedaryti ir visą kitą, tai buvo Senajame testamente, visą tai taip. Ir šiai dienai Dievas nori, kad mes turėtume jame poilsį, kad mes galėtume atsigauti jame, kad mes pailsėtume nuo to bėgimo ir mes pažintume jo planus, jo vedimą mūsų. Ir taip pat tada atsiversiu, aš įsijungsiu Mato skyrių, 16. Mato 16 ir 18-19 eilutės. Ir aš tau sakau, tu esi Petras ir ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Čia žinoma, ne, kaip Petrui pasakė, kad aš ant tavęs pastatysiu bažnyčią. Ir sako, tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir mes matom, kad Petras, uola tai iš tikrųjų yra Jėzus ir Jėzus ant jo mes statome bažnyčią. Pamatas yra Jėzus, bažnyčia šiandien yra pamatas Jėzus. Ir visa valdžia yra duota bažnyčiai. Jėzus išėjo, čia būdamas, jisai vedė, jisai mokė, kad kiekvieną dieną sinagogoje rinkdavosi ir žmonės mokinius mokė, jisai vadovavo dvasiniam pasauliui šitam, kuriem buvo duotas laikas tarnystės. Ir jis išeidamas, jisai atidavė valdžią bažnyčiai, jisai pavedė, jisai žinom puikiai, kad mes skaitėm paskui ne apaštalų darbai, kada visi mokiniai laukė sekminių, kada nužengė šventoji dvasia, dvasios išsiliejimas įvyko ir dvasia pradėjo veikti dvasia, tai bažnyčiai ir visi buvo susirinkę vienoje vietoje ir jie laukė šito išsiliejimo. Ir šių laikų bažnyčia, aš manau, kad jinai iš tikrųjų yra toli, gražu, labai toli pabėgus nuo to, ką mes skaitome, apaštalų darbuose.
visi tie darbai laiškuose, kuriuos mes skaitom, kas vyka bažnyčiose, kokie vyka ženklai ir stebuklai, kokia buvo bažnyčia karšta, ugninga, kaip jie veikia, kaip jie įėjo ir tarnavo, ir jie neturėjo jokių ribų, jų niekas nestabdė, jie galėjo numirti už Jėzų, jie buvo pasiryžę atiduoti gyvybę už Jėzų, už bažnyčią, už vienas kitą. Jie šiandien žiūrint į bažnyčias, norisi verkti iš tikrųjų. Man taip yra, aš laukiu tokios bažnyčios, aš tikiu, kad jin bus, kad jin ateis ir aš manau, kad Dievui yra liūdna, Jėzui yra liūdna ir manau, netgi tie žodžiai sako, aš berasiu žemėje tikėjimą, kažkaip tai susimastai apie tos dalykus ir kai tu matai, visi mes šiandien sakom, aš tikintis, aš esu žinau, aš pažįstu, bet tikėjimą mes įvardinam šiandien kaip pažinimą, kaip išpūstus žodžius, žinai, bet be darbų, žinot, to kaip ir sako, tikėjimas be darbų mirė, sako, parodyk, sako man, tikėjimą, be darbų, aš tau darbais parodysiu. Taigi mes matom, kad pirmoji bažnyčia, pirmųjų laikų bažnyčia, jai nereikėjo įrodinėti, kad yra Dievas. Jai nereikėjo eiti ir mokyti daug. Jie ėjo ir ten vyko ženklai ir stebuklai. Ir dabar visi daug kas aspektuojas, buvo ženklai ir stebuklai. Bet dėl ko šiandien jų nėra? Dėl ko nebėra tų ženklų ir stebuklų? Kodėl bažnyčia nebe tokia? Ištižusi bažnyčia šiandien, ištižusi visam pasaulyje, čia ne tik Lietuvoje, visur taip yra ištižusi. Bet tai nežinau, turbūt ateis tas laikas, bus tas dvasios įsiliejimas, malonės, aš tikiu ir laukiu iš tikrųjų, su tuo ateis ir suspaudimai, taip pat tikiu to, nors labai nelabai norisi, kaip sakau, yra tas toksai viduj, norėtųsi praeiti ramiai, bet mes skaitom, kad pirmoji bažnyčia vėlgi ėjo jos ir ant stulpų kabino, degino kaip fakelus ir jie su šeimom, su vaikais buvo liūdami, maitinami tuose katedrose, darydavo ten, cirkų žmonės susindindavo ir matydavo, juos paleisdavo liūtus drastyti ir jie mirdavo su šypsena veide. Čia bažnyčia, čia bažnyčia. Šiandien pasakyk, kam nors bažnyčiai piktą žodį, nepiktą, blogą, žodį, kuris įžeis, tiesą pasakyk. Ir jis pabėgs iš tos bažnyčios ir sakys, čia nėra meilės. Ir tu pagalvoji, Dieve mano, o tai kas būtų, kai suspaudim sueitų, tai ant kiek mes ištižom, ant kiek mes nebemokam mylėti, ant kiek mes esam nutolę labai nuo tos tikrovės, kokie turėtų būti iš tikrųjų. Gerai, gal šiaip lengviau reiktų. Kokie turėtų būti bažnyčiai, vėlgi kriterijai tokie, aš maniau padarysiu mesti tokius kriterijus iš tikrųjų. Ir pirmas tas kriterijus, šių laikų bažnyčiai, tai vėlgi, kaip matėme, kad visi buvo surinkti vienoje vietoje. Dievas Jėzus pasakė, laukti šventosios dvasios, kada nužengs. Ir visi buvo surinkti vienoje vietoje. Ir visi buvo vienos dvasios, visi buvo vieningi, visi meldėsi vienos minties, laukdami Jėzaus atėjimo. Ir pirmas tas kriterijus, tai aš sakau, kad vienoje dvasioje, vienybėje, bažnyčia turi būti vienybėje. Mes dar daug paskaitysim šiandien apie tą vienybę ir visus dalykus, dabar pramesiu bendrai, tai kad bažnyčia turi būti vienoje dvasioje, vieninga, nežiūrinti tai, ar aš gerai jaučiuosi, ar aš blogai jaučiuosi, ar man patinka kaimynas, ar nepatinka. Man svarbu, ką man pasakė Jėzus ir aš darau tai, ką man pasakė Jėzus. Aš ateinu, jeigu bažnyčia netokia, aš nebėgu iš jas, bet aš esu šviesa toj bažnyčiai. Jeigu man nepatinka ir aš pažįstu, kokia yra tiesa, kokia jin turi būti, aš nešu tiesą į bažnyčią ir aš toj bažnyčiai būsiu žiburys, aš ją keisiu, o nesakysiu, kad nėra bažnyčių ir aš neturiu kur ateiti. Ne, čia tik klaidingas šėtono kelias. Aš ateinu tada į tą bažnyčią ir aš ją keičiu. Jeigu aš matau, kad aš pakeisti jos negaliu, iš tikrųjų yra kitas variantas, kada, žinai, tave gesina jauna, tai jo, du skirtingi dalykai. Bet jeigu su tavim kalbasi, su tavimi sprendžia reikalus, tai aš ten būnu, aš neįsižeidžiu kiekvieną žodį, bet aš tyriu dalykus. Tai sako, viską ištirk ir kas gera laikykis. Ir mes tada laikomės tų principų. Ir tokiu būdu meilėje mes augame ir galime išlaikyti šitą vienybę. Tik vienintelis būdas numerint savo, numerį turi. Gerai, antras variantas, šventa, be kompromisų. Čia vėlgi šventa, vėl susiveda prie aukos, prie kryžiaus. Šventa tai mirti savo,
kad pasiekti šventumą. Šventumas tai nėra, kaip pasaulis, žinoma, daug kas, kol nepažįsta žmogus švento rašto, nepažįsta Dievo, jo mokymą, daug kas net nesupranta, kas tas yra šventumas. Galvoja, šventi tai tie, kurie numirė kažkada, tai kurie sekė Dievu, kurie meldės daug ir tie yra šventi. Ir va toks suvokimas. Tai kad būtų aiškiau, aš noriu plačiau pasakyti, kad šventumas tai nėra vien tik, iš dalies yra tai, bet ne vien tik tai, yra daug platesnė sąvoka. Šventumas tai mes esame šventi indai, kaip Dievas sako, mes esame jo indai, mes esame pašvesti. Ne? Mes žinom, kad galima pašvestas yra, žmogus gali būti, tu turi namuose kokį nors indonę ir tau vieni indai, kaip sakant, yra labai brangus, o kiti indai paprasti, kurie nesvarbu, aš naudoju kasdieną, bet yra pašvesti indai, brangus indai, juos labai brangini, žinai, kurie tau yra svarbus. Tai Dievo akise mes esam tie patys indai, kurie esam jam labai brangus ir atskirti, jis labai rūpinasi tais indais. Ir mes nebesam naudojami šio pasaulio reikmėm, mes nebegalim kaip indai šventi būti, tai daryti, ką daro pasaulis, nes mes esam pašvesti jam. Ir mes tokį turim dalyką suvokti, kad šventumas tai suvokimas, kad aš esu atpirktas Jėzus Kristaus krauju, jo auka, ir aš esu nebe aš savo, nebe aš pasaulio, bet aš esu jo. Per jo auką, per jo atpirkimą aš tapau jo. Aš šventas pasidarau tik ne per prievartą, nes dėl to, kad Dievas sugalvoja mane padaryti indu, bet jis laisva valia. Jis mane pakvietė, jis mane išsirinko, ne aš pats, jis mane išsirinko. Bet aš turiu galimybę pasakyti, aš nenoriu būti tasai auksinis geras indas, aš noriu būsiu gal tasai, tazykiaus, kur kojas plaunas, arba ten kitas reikalus dar. Ne, aš turiu savo laisvą valią pasirinkti šitą šventumą. Jeigu aš pasirinku, aš sutinku būti šventas, aš tampu šventas jo. Ir va ta sąvoka turi bažnyčia, šventumas tai yra tai, kad bažnyčia nebegali būti tokia, kokia pasaulis. Mes jau turime atitikti ne pasaulio standartus, bet šventumas Dievo standartus. Ir tai yra labai svarbus bažnyčios etapas, tas aspektas, sakykime, kuriame bažnyčia iš tikrųjų turi būti. Tame šventume, suvokime, pasišventime, šventas pasišventęs, aš daryti turiu tai, kad Dievas nori. Aš vėlgi nekalbu, kad, kada taip kalbu, daug kas galvoja, kad čia jau perdėtai, žinai, visi mes nuodėmingi, visi mes nusidedam. Aš ne apie tai kalbu, aš nusidedu, bet aš nebedarau nuodėmių specialiai. Aš nusidedu, kada mane apgauna šėtonas. Kada mane emocijai šauna, aš dar neužaugęs esu iki tiek, kad neatsakyčiau visą laiką, pagauna, netyčia būna. Bet aš nebesirenku nuodėmės, ką seniau darydavau laisvai ir sakydavau, viskas gerai, aš kaip nors. Šiandien aš to jau suprantu, kad aš nebe kaip nors, viskas. Aš esu šventas ir aš turiu daryti tai, ką nori Dievas. Ir va tie dalykai, apie tuos, kuriuos kalbu, jie yra labai svarbi, kad ta pirmoji bažnyčia būtų, grįžtų ta atmosfera mumise, va tie dalykai yra labai svarbus. Nes mes turime įti Dievo planą. Kitu atveju mes, jeigu nesivėmė tuos dalykus, mes į bažnyčią tie mes esam tik tai žiūrovai arba svečiai, pabuvimai ir save apgauti, kad mes esam bažnyčiai. Jeigu mes nedarom kažkurių žingsnių savo gyvenime, mes nesam bažnyčiai, mes tik vaidinam bažnyčiai, nedaugiau. Čia yra tik tada gaunasi kaip tas religinės apeigos, kokias ateinu, atlikau, išėjau ir tai yra didelis melas ir paklydimas. Taigi tarnaujamas bažnyčia turi būti tarnaujanti. Šventumas, paskui aš manau, kad tarnaujanti. Kad būtų gyva, jin turi tarnauti Dievo dvasioje ir jėgoje. Ir vėlgi, kaip sugrįžti atgal prie to, kad tada visa tai ateina iš pasišventimo ir iš Dievo šventumo. Kad aš esu Dievu, kad aš pasišventęs savo, aš nebetarnauju dviem, nes kaip sako, negali žmogus tarnauti dviem šeimininkam. Arba vieną mylės, kitą nekęs, arba atvirkščiai. Taip, kad mes jeigu norime tarnauti Dievui ir būtų ženklai ir stebuklai, šventoji dvasia gyventų mums ir lietųsi, mes turime atskirti tas ribas ir tarnauti šventume ir tada mes matysime visus ženklus ir stebuklus, to, ko aš labai viliuosi iš tikrųjų. Nors matau savo gyvenime, labai daug matau to gyvenimo, vyksta mano pačia gyvenime, daug ženklų, stebuklų, išgydymų, yra kiekviena man Dievas kalba ir kalba, aš esu priliūdęs jau daug sykių iš tikrųjų. Ir tai yra nuostabu su juo gyventi. Amen. Bažnyčia turi būti augime, augti. Jin turi būti kaip fiziškai, žmonės turi augti, turi būti žmonės matyti tą bažnyčios veikimą ir augti pažinime.
Pažinime labai svarbus yra bažnyčios aspektas, pažinime, kad bažnyčia nepasiliktų tame aspekte, kaip sakant, atėjai, išgyvenau malonę ir dabar man viskas gerai. Ir visa tai turi būti augimas ir pažinimas be perstojimo, ėjimas į Dievo pusę. Čia prie to aspektą galima sugrįžti, kaip kada mes pasikrikštėm, ne? Ir kai mes pasikrikštėm, mes jau padarom susižadėtuvę, sakykime, išpažįstam pasaulį, vandens krikštą padarom, ne? Mes sakom, viskas, Dieve, aš tau tarnausiu. Aš įsižadu savo seną gyvenimą, pasaulį ir aš tau tarnausiu. Ir tas yra, gerai žodis, ne? Baptizo. Krikštas yra baptizo, tai išvertus reiškia pasinardinimas. Pasinardinimas vandenyje, pasinardinimas, kaip pastorius Tauras sako, labai geras tas palyginimas, kaip žinote, agurkėlius vakuoja, ne, padaro marinatą ir ten sudeda tos agurkėlius. Ir jie po truputį einant, vieną dieną pabuvus agurkėlį, tu paragaujas, yra šioks toks skonis, ten druskykės, lauro lapų, kažkokių krapų, nejauti. 2 dienas palaikys stipresnis, 3 dieną jis dar stipresnis, palaikyk savaitę 2, tu ištraukė, jis jau persisunkęs to aromatais, tikrai ir rūgęs agurkėlis gaunas. Tai va, baptizo reiškia tas pats, kad aš priimu krikštą, aš pasinardinu į Jėzų Kristų, į jo mokymą. Va, apie tai, ką aš sakau, turi būti auganti pažinime, turi vaikščioti šviesoje, suvokti, kas įdaro. Nes tu kai ateini, tu tik tais iš karto ženklai, stebukai, Dievas pagauna, ta dvasia tave veda ir visa tai yra gera pradžia, bet tu čia negali užstrigti šitame etape. Krikščioniškas gyvenimas, Dievas nori, kad tu augtum ir daugiau, nebūtum tas visą laiką kur kūdikis, tik man ir gera. Dievas nori, kad tu užaugtum, pažintum ir tu taptum tarnas, taptum pilnavertis sūnus užaugęs. Ir va tas yra, kada mes pasinardinam, mes jau nebe mokomės jo mokymą, mes pasinardinam į Jėzų. Bažnyčia turi tapti Jėzaus atvaizdu. Kiekvienas iš mūsų bažnyčios narys esame, ne? Mes turime tapti jo atvaizdu, mes turim atsispindėti, pasimarinuoti, nebe mes, tas senas gintaras miršta, kuris buvo. Ir šiandien jau manęs vis daugiau, sulig kiekvieną dieną, jeigu aš einu į pažinimą, aš einu, klausiu Jėzau, ką tu nori, ką aš turiu daryti šiandien, kaip aš turiu keistis, pagal jo žodį aš žiūriu ir noriu, kad mane Dievas keistų. Aš darau tokius žingsnius, kurie man nepatinka, aš numirštu savo ambicijom, savo norams, geismams, gesinu kūniškumą savo, ten tuos visus geidulius ir visą kitą ir darau tai, ką Dievas nori. Ir tada tas marinatas, kaip sakau, šventoji dvasia mane keičia, mane patį, mano širdį keičia, iš tos akmeninės širdies ir darosi minkšta širdis, mylinti, nebegrubi, aš leidžiu Dievui dirbti manyje. Tai va apie tai čia aš kalbu. Ir kaip sakau, pirmoji bažnyčia išprotėjus, apsėsta buvo Jėzaus, kaip mane sako. Kaip sako, būtų apsėstas žmogus demonų, jisai daro, nežino, ką daro, jį nešioja į visas pusės. Bažnyčia tokia pat turi būti šiandien. Kaip pirmoji bažnyčia laikų, jie viską darė dėl Dievo. Jiem viskas buvo vienodai, jie kaip išprotėję buvo. Ir va tasai tikslas, ir man iš tikrųjų, aš nežinau, aš džiaugiuosi, aš manau, kad aš kažkiek jau apsėstas esu Jėzaus. Nes man labai brangu yra bažnyčia, jis mano širdį vis kūrena, taip nori tos ugnies tarnauti jam, čia ne iš manęs, iš jo malonės visą tai yra. Ir aš jam už tai dėkoju, kad jis mane čia veda. Nes aš negaliu, aš jeigu neteičiau į savaitę, aš tiesiog laukiu, man kiekvienas yra susirinkimas bažnyčiui, ar penktadienis, ar trečiadienis į maldas, ar šeštadienį. Aš tiesiog, jeigu aš neteičiau, aš džiūnu, man tarnavimą, jeigu man reikia, kalėjimus mes einam, dar kažkur važiuojam tarnavimą, jeigu aš kažkur neišvažiuoju, neišeinu, aš džiūnu, man reikia to, aš galiu būti, kur žmonės, aš galiu valandą sėdėti ir klausytis pamokslo, aš galiu klausytis, aš galiu melsti ten, kur apie Dievą šneka, kur melžiasi Dievui, aš išprotėjęs, man namuose aš negaliu būti šiaip sau, man reikia pamokslo, aš net pasnikauju kitas iki nuo telefono, nuo pamokslo, gal kitas iki, nes man reikia kitas iki daugiau šventą raštą skaityti, aš pamokslu, vis tiek aš toj dvasiai, vis tiek aš ieškau, kas surišta su Dievu, ar pažinimas, ar kalbos apie Dievą, ar giesmės, šlovinimas, tu pasineri, tau gera, kada tu šlovini. Ir tas mane tiesiog, aš noriu tokios bažnyčios. Aš labai noriu, kad tokia būtų bažnyčia. Vieninga, vienoje dvasioje, deganti, pilna, pasiruošusi bet ką padaryti. Neaišku, nereiškia, kad būtinai, pavyks ir dabar viską kalnus,
Bet pasiruošimas, kaip sakau, Dievas mato širdį. Ir kada mano nuostata yra pasiruošusi būti tokiu, Dievas tada suteikia jėgų. Jeigu širdis švari, Dievas duos ir aplinkybės, ir laiką. Dievas tau paruoš kelią. Jisai visą laiką laukia mūsų širdies, kada Dieve, aš noriu. Iš širdies. Ne taip gal kažkieno kitą, bet dėl jo. Tu ir Dievas. Ne kiti žmonės, tik tu ir Dievas. Ir va tada Dievas ateina. Jis ateina, jis negali neteiti, jeigu tu širdie kvieti Dievą. Jis yra gyvena mumise, jis yra dvasia. Jis visą laiką, jis ir taip žino tavo mintis, jis tiesiog laukia prie durų ir sako, kada atidarysi. Aš kaip atsakau, buvo savo gyvenime, aš supratau, kad Dievas visą laiką stovėjo prie mano durų ir beldė į mano širdį, nu įleisk mane, įleisk, aš noriu išvalyti tavo namus, sutvarkyti, tu būsi laisvas, laimingas. Nu aš atidariau vieną sykį duris, bumtiški, dvasias įsilėjus malonę maudais. Atėjo laikas, kada jis pradėjo belsti iš vidaus. Išleisk mane, aš noriu, sako, išėjai, tarnauk, noriu, kad tu būtum šviesa, kad tu, aš būčiau Dievas manyje, kad būtų šviesa, Jėzus nori tarnauti per mus, nori tos bažnyčios gyvos ir kai jam leidi veikti, savo numiršti, mes dažnai bijom numiršti, bet kai savo numiršti ir tu jam leidi veikti, yra iš tikrųjų nuostabus gyvenimas. Ir jis mūsų surenka ir atsiversiu dar, mato, Morkaus, mano raštą vietą, kurį aš ją dažnai skaitau, 12 skyrius, 28, 29, 33 eilutės, 28-33. Vienas iš rašto žinovų, girdėjęs juos, besiginčiant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė jį, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis. Klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį, savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą, visų savo protų, visomis savo jėgomis. Tai pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą, kaip save patį. Nėra jokio kito įstatymo didesnio už šiuodu. Tada rašto žinovas jam atsakė, gerai, mokytojau, tu tiesą pasakei, yra vienas Dievas ir nėra kito, tik jis. O mylėti jį visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, bei mylėti savo artimą kaip save patį yra daugiau negu visos deginamosios atnašos ir aukos. Ir aš vėlgi noriu tik tą aspektą tokį paimti, kad aš matau tokį dalyką, kad mes, Dievas nori, kad sako, mylėk mane, pirmoji idėja. Mylėk Dievą visom jėgom. Tai nereiškia, kad aš mylėti, tai reikia įdėti jėgų. Reikia kažkur tai daryti to, ko nenori kūnas. Daryti kažkokius žingsnius, žiūrėti, ko nori jisai. Ir kada aš atsuku savo žvilgsnį į Dievą, tik tada aš sugebėsiu mylėti savo artimą. Aš sugebėsiu priimti tik tada bažnyčios narį, kada aš matysiu kitame Jėzų, o ne tą kitą žmogų. Aš sugebėsiu šeimos narius mylėti tada daugiau, žmoną, vaikus, tėvus, kad aš juose matysiu Jėzų ir jo planą. Tik tokiu atveju. Kitaip mūsų sieliškumas, kūniškumas šauks, kentės ir rėks ir priešinsis. Ir šiandien yra žmonės, kurie, iš tikrųjų, krikščionybė yra kančia. Mylėti yra kančia. O dėl ko? Dėl to, kad savo jėgomis bando tai daryti. Melstis yra kančia. Aš sakiau, man džiaugsmas, aš laukiu maldų, aš laukiu 2-3 mano vardu, aš laukiu tų akimirkų, aš laukiu pasiklausyti. Kitam klausytis apie Dievą kalbį, jam kančia, išsėdėti kažkur, jam kančia. Dėl ko? Dėl to, kad jis nemyli Dievo, nepažino meilės ir jis nesugeba mylėti kito, jis negali sugebėti. Ir tai nepasmerkimas, tai yra toks suvokimas, kad aš noriu tai pasakyti, kad ne kažkas geresnis ar kažkas blogesnis, kad suvoktume, nes ir aš pats kažkada kentėjau. Bet šiandien aš džiaugiuosi, kad Dievas mane pakeitė. Bet dėl ko? Nes jis mane pamilo. Aš priėmiau ją meilę. Aš dažnai ateinu dabar kaime ir meldžiuosi pas save, kaip aš vaikščiau, sakau, Dieve, mylėk mane, mylėk mane. Atrodo, egoistiškai, mylėk. Bet aš žinau, kad viskas iš jo ateina. Ir kad aš myliu jį, tada aš sugebėsiu kitą mylėti. Tai va. Ir tada galima eiti tą vienybę per viešpatį Jėzų Kristų. Ne, susivienyti galim, suvokiam tai, kad galime tik per Jėzų būti vienybėj.
Tik tais per Jėzų galim susijungti. Ir bažnyčios tikslas, tik tais per Jėzus dvasią ateina tasai pilnatvė. Ir yra tokia tema, kuris, sakykime, kurios gal ir nelabai taip ir smagu lies, bet vėlgi negaliu nelies, nes tai man tikrai rūpi ir svarbu. Ir apie tą vienybę, žinai, šiais laikais yra tas ekumeninis bendravimas, ekumeninis judėjimas, sakykime, ne? Ir aš nekalbu dabar apie tai, kad visi žinom, kad yra ta grupuotė, sakykime, žmonės, kurie iš skirtingų bažnyčių ekumeninės bažnyčią susirinkimus daro. Jie daro, jie susirenka ir kaip būtų lyg ir viskas gerai, bet aš va šitoj vietoj noriu tokį, kaip šitą pasakyti, kad tiesiai šviesiai. tiesiai šviesiai. Jo, nes iš tikrųjų aš buvau ten ir aš galvojau, kad aš esu viskas gerai ir tai yra meilė, ir tai yra geras tikslas pasiekti vienybę ir visą, kad ir gražios rašto vietos yra pritraukiama, žinai, ten, kur viešpaties dvasia, ten meilė, visi vienoje vietoje, žmonės matys, kad mes broliai ir sesės vienas kitą myli, reiškia, ten pažins tai Dievą. Ir čia yra iš rašto vietos trauktos eilutės, iš kontekstų išluptos, jos ne taip ten rašo. Ne taip ten rašo, tik yra sutraukiama, kad yra taip. Aš nieko prieš, kada renkasi krikščionybė, aš nieko prieš ten sėkmininkai, charizmatai, ten evangelistai, kitos bažnyčios susirenka. Ir yra gerai, kad susirenka, aš džiaugiuosi, kad susirenka, aš tiesiog palaikau, kad jie susirenka šlovinti Dievą kartu. Jeigu dar išeina į gatvės evangelizuoti kartu, yra super, kada bažnyčios skirtingų denominacijų eina vienoje vietoje. Bet aš apie ką kalbu? Apie teisingas, tuos, kurios trokšta pažinti tiesą, tuos, kurios neša tiesą. Bet yra tas ekumeninis judėjimas, kurį šiandieną žmonės veda į paklitimą iš tikrųjų. Ir ne visi tai supranta, ir aš pats ne visą tai supratau iš karto tuos dalykus. Atėjo laikas, kada man akis atsivėrė, kada aš pažinau tikrą tiesą, pradėjau analizuoti tuos dalykus, aš iš tikrųjų pažinau, kas yra kas. Nes iš tikrųjų ekumeninė bažnyčia tai nėra ta bažnyčia, kurios, nes ten vadovauja, sakykime, išeina šių laikų pasaulio ekumeninis judėjimas, tai yra iš Vatikano išėjęs. Iš popiežiaus pusės jis yra jungiamas. Ir mes žinome, kad Jėzus niekada nejungs bažnyčių klaidos dvasioje. Ekumenizmas, tas, sakykime, vienybė, meilė turi susijungti bažnyčios vienoje dvasioje, vienoje mintyje. Ir kas tiesos dvasioje, Jėzuje Kristuje, tai, ko moko Jėzus Kristus, ten, kur veda Jėzus Kristus, tai, ką sako šventas raštas. Bet jeigu į tai yra įtraukiama musulmonai, tikėjimai, hinduistai, visokie yra sakoma, tiesiai šviesiai, mes matom, kad šiais laikais tiesiai šviesiai sako, vienas Dievas. Na, niekas nesiginčia, Dievas tai vienas, bet ar mes turim toleruoti tuos kitus dievus ir sakyti, kad tai yra gerai? Juk tai melas, juk tai žmonės eina į pražūtį, žmonės eis į pragarą, jeigu mes pritarsim šitam dalykui, mes pritarsim, kad žmonės degtų pragare, mes kalbėsime melą, mes neišpažinsime, Dievas yra vienas, bet gelbėtojas yra vienas Jėzus Kristus. O Jėzus Kristus yra išmetamas iš krikščionybės. Tai ar aš galiu siekti šituo ekumenizmu ir turėti dalį šitame? Aš negaliu. Aš nebegaliu, man Dievas neleido. Sako, pasirink. Arba tau bus karšta, tave, neiks tave ten, nepriims, atmes, bet arba tu būsi mano ir, darysi tai, ką aš liepiu. Ir iš tikrųjų, mes žinom, kad šiais laikais iš tikrųjų, matom, popiežius karstino kartą visą laiką tokias cirkus daro viešai, akivaizdžiai jau visam pasaulyje visi mato, kokias nesąmonės išdarinėjai, kalb, kad ten gėjai gerai, kad ten greitai mėsos valgyti negalėsi, nes pripupinsi per daug gor, susiterš ten, azotas sluoksnis ir tokias nesąmonės, kad tu gyvensi, nieko neturėsi ir būsi laimingas. Popiežiaus žodžiai visi, ne? Kad gėjus visus ten reikia laiminti. Ar Jėzus toks? Ar Jėzus atvaizdas toks? Ar Jėzus taip elgėsi? Ar aš šiandien galiu taip elgtis? Aš apie tai kalbu,
kad ir ateina. Ir mes žinom, kad Jėzus kalbėjo, saugokitės. Paskutiniais laikais ateis daug mokytojų, kurie mano vardu mokys. Antikristo dvasia ateina. Ir ant kiek tai yra svarbiausiai klastinga, kol tu nepažįsti tos dvasios, kol tu nepažįsti tų tiesų, ant kiek tai yra klastinga. Ir žmonės po tą dvasią eina ir žiūri, negali suprasti. Šiandien, kaip tu gali, jeigu tu pažįsti tiesą, kaip tu gali taip perlipti save ir taip priimti ir sakyti, tai gėris. Tai po gėrio skliautų ateina po tokio užuolaidą gėrio, nes jisai, matai, jisai ligonis, jį reikia mylėti, aš nesakau, aš nieko neturiu prieš žmonės, aš myliu žmonės, bet aš nekeičiu nuodėmės. Ir aš negaliu pasakyti, kad žmogui esanti nuodėmė tai yra gėris, ne, aš žmogų myliu. Ir aš jį priimsiu į bažnyčią, į tą bažnyčių judėjimą be melo dvasios tos. Jis ateik į bažnyčią ir tu dėjusis bus ar kas, jeigu tu nori keistis. Tada aš tave priimsiu, aš sakysiu, gerai, čia tavo vieta, Jėzus laukia, tavęs jis myli ir jis nori, kad tu pasikeistum, jis nori, kad tu į dangų papultum, o nedėktum pragarė. Aš turiu sakyti tiesą, nors jiems skaudi tam žmogui ir kitiems žmonėms, aš turiu kalbėti tiesą. Ar mano kokie artimi tokie žmonės būtų, ar kas mano sūnus, ar dukra, kas būtų, aš turėčiau kalbėti, aš jų nepriimčiau, nesakyčiau, viskas gerai, sūneli. Ne, aš turiu kalbėti tiesą, kito kelio nėra, nes pragaras laukia kitu atveju. Nes iš tikrųjų tie dalykai yra čia, politika ateina ir aprašytas, apreiškimo knygai, sako, kad daugelis nuseks paskui žvėrį, paskui tą į Babilį eina daugelis. Ir žmonės galvoja, kad visi čia yra tie geri susirinkimai, čia meilė, mat ir musulmonai, visi geri, tikėjimai, aš nieko neskau, bet jeigu tu pažinsi ateisi, bet nereiškia, kad aš krikščionybę turi su tuo suteršti ir sutapatinti. Iš tikrųjų, humanizmas tas įvelkamas, po melą, kad reikia visus mylėti, ten reikia taip ir taip, tai tas čia jau nebe krikščionybė. Ir man padėjo tokia, toj srity atsivėrė akis, kada aš, kaip sakiau, kai aš atsiverčiau jau, kaip sakant, pilnumoj, išpažinau, kad aš klydau, pripažinau, aš peržiūrėjau 2 tokius filmus. Ne, daugiau aš peržiūrėjau, bet lietuviškų kontekstų aš galiu net įvardinti. Tai Tiltas į Babelę, vadinasi, gal kažkam teko matyti. Lietuviškai YouTube įsiveskit, kas nori. Tiltas į Babelę, arba dar vienas filmas, kaip jis dabar, Žibintas tamsoje, man rodas. Aš šiaip pasižiūrėsiu, jeigu dėsiu video, būtinai komentarus įdėsiu nuorodas. Yra tie filmai apie Biblijos atsiradimą, apie iki šių laikų krikščionybės ateimą, apie visus popiežizmą, visą tą krikščionybę, apie visus tuos dalykus. Šitas filmas jis yra labai geras, jis atveriantis akis ir parodantis tiesą, kokia yra tiesa iš tikrųjų, kokia buvo krikščionybė, iš kur atėjo, visi tie dalykai iš tikrųjų, jeigu sąžiningai nori išsitirti, tikrai verta pažinti istoriją, tu tada supranti, kas yra kas. Tai va. Taip, kad mes, kaip krikščionys, iš tikrųjų, mes negalim daryti tai, ką daro pasaulis, tai, ką daro visi daro. Aš kaip sakau, mes kiekvienas iš mūsų, mes turime išsitirti. Kas aš esu, kuom aš seku, ar aš seku žmonėmis, ar aš seku Jėzumi, ar aš darau Dievo valią vykdau, ar aš vykdau kažkokio popiežiaus, sakykime, ten valią, ten kunigų kažkokią valią, kuri nepagrįsta šventų raštų mokymu. Tai labai svarbus dalykas, kad mes pažintume tiesą. Ir ką rašo 1 Korintiečiams 6 skyrius 16 eilutė. Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su paleistuve, tampa vienas kūnas su ja? Nes 2 taps, sako raštas, vienu kūnu. Tai argi aš, būdamas dvasinis žmogus, kuriame gyvena Jėzus Kristus, šventoji dvasia manyje, argi aš galiu sutapti su pasaulio nuomonė, su paleistuvystės dvasiam, su tuo melu, kuris yra skleidžiamas? Aš nebegaliu taip elgtis. Būtent dėl to aš šiandien kalbu. Ir ne dėl to, kaip sakau, kad kažką pasmerkti. Aš labai džiaugiuosi, kad
vat, pažiūrėjau, yra tie judėjimai, vat, veiklių žmonių bendrėje, kurie aš taip pat priklausau. Ne? Ir aš labai džiaugiuosi, kad vat, mane priima tokį, koks aš esu. Priima. Bet aš labai noriu, kad visi pažintų tiesą. Gerai yra, kada mes tarnaujame vienoje dvasiai. Visa tai yra gerai. Bet kada yra primetamas melas, tas neįdžias, tas, kaip sakant, tai jau čia yra riba, kurios aš negaliu toleruoti. Šito mokymo priimti ir pasakyti kažkam, kad tai gerai. Ten būdamas aš pritariu, kad tai yra, kad tai yra gerai. Nes visi žiūrės į mane, sakys, tai kodėl tu ten esi tada? Aš turiu būti tiesoje. Ir netgi aš galiu pasakyti daugiau. Persekiojimai paskutinių laikų, aš manau, kad ateis iš tos pusės būtent, kada bus padaryta ta New Age dvasia, kaip dabar yra kurdama, įkūriama, žinai, jau popiežius ten, Kazakstane, kur ten įkūrė, jau jie ten sudėję parašus, viskas, visų religijų atstovai, ten musulmonai, ten tie, kaip tie, Budos visi, nežinau, aš tų vienu žodžiu, daug tų religinių atstovų sudėję parašus ir įkūrė Hrislamą. Viena religija, kas bendra tarp krikščionybės ir tos religijos. Ir aš manau, kad atėjus laikui, tas Babelė, ta vadinama, tas yra kartu su politika, tas žvėris, kad yra viskas sutempiama į vieną. Ir visos religijos ir valdžios, visos, kaip sakant, šalis, sienos dings, bus viena valdžia ir viena religinė valdžia bus. Ir tada bus persekiojami krikščionys, tie krikščionys tikri. Jų. Dėl ko jie bus? Jie dabar yra visi toli. Jie sako, dabar reikia mylėti ir tuos, ir tuos, ir tuos, ir tuos. Jie dabar taip sako. Bet kada jau tai susijungs, jie pilnai į vieną. Tada jie persekios krikščionys. Dėl ko? Dėl to, nes jie kalba tiesą, jie tuos tikrus krikščionys, tie, kurie sakys, negalima šitai būti, Jėzus Kristus yra gelbėjimas, tada jie bus persekiami šitos valdžios. Aš manau, kad iš jų. Nes gėjai, jie nepakenčia, kada tu sakai, kad tu negali paleistuvauti. Dievas tai nepriema, Dievo žodis kitaip kalba. Jie tavęs nekenčia. Ir jie nekęs tavęs, nes jie juos priims šitą Babelę, šitą ekumeninę bendruomenę. Jį priims tas tikėjimo popiežizmas visas Romos, Jį priims juos, priims musulmonus. Musulmonai, oho, kaip nekęs krikščionių. Jie nekenčia. Jie bus valdžia atiduota, jie galės žudyti juos, musulmonai galvas kapoja. Ir buvo parašyta, bus nukirsdintos galvos, kas nepriims šitos Babelės. Tai kad nebegalės krikščionis, bet aš tikiu, kad mes į tą laiką neįsim, bažnyčia bus paimta iš to laiką. Aš taip tikiu. Nes tikroji bažnyčia Dievas rūstybės neišlies savo tuos. Čia bus išbandymas tiem, kurie atsivers akis vėliau. Tie, kurie galbūt dabar girti, gal nepriima tos, jiem patogu eiti su minė, jie pasiliks ir jiem bus galimybė tada išpažinti jau tiesą, jiem bus nukirtos galvos. Taip rašo šventas raštas. Čia ne aš kalbu iš savęs, kažkas sugalvojęs, apreiškimo knyga taip sako. Tai va, po 3,5 metų suspaudimo ateis laikas, kada jos persekios ir jie turės numirti už krikščionį, kad jie turėtų amžinybėj su Jėzumi vietos. Būtent dėl to, kadangi jie pažins tiesą, jie jau eis tada iš tikrųjų iki galo. Tai va, ir kaip sakiau, aš nieko prieš neturiu prieš žmonės. Aš juos myliu, aš jį bendrauju, sveikinuosi ir aš tik dabar matau, kad daugelis su manim taip kažkaip tai sutinki ir kalbėti nenori ir ką tai dar kažkur labas, kaip jie lieka žmonės nueina, nes tu esi nebe toks. Nes tu kalbi tiesą ir tu daraisi nebe toks. Ir matau, kad pradeda vengti ir visą kitą, bet man tai visai nebesvarbu, man svarbu, kad aš išlaisvinu tai, ką aš turiu išlaisvinti ir iš šio malonės šitais. Ir nenuneigiu, kaip sako vėlgi, aš nepasmerkiu nei vieną, nes aš pats kažkada toks buvau, čia nėra pasmerkimas ar ką, čia tik tais, aš kaip sakau, čia netgi mano savanaudiškas atvejis tam, kad aš nebeturėčiau ant savo rankų kraują, kaip sakant, kitu atveju, kad aš pasakiau, kas nuo manęs priklauso, o toliau mano sąžinė švari, Dieve, aš pas tave ateisiu, aš turėsiu ramybę, nes aš tai padariau. Aš sakiau, ne 4 metus aš kentėjau ir apie tai nekalbėjau viešai, bažnyčiai kažkur kalbėdavau, bet vengdavau apie tai labai kalbėti. Ir mane ragina iš manęs, kaip sakau, Dievas veržiasi, beldžiasi. Aš blogai jaučiuosi, aš gerai vėliau, ką pagalvos, va čia, kaip reikės susitikti, kaip reikės su jais kalbėti, kaip bendrauti. Tasai ateina vidui melas toks, ne? Bet va tai išsilaisvinu, man taip gera pasidarė. Ačiū tau, Dieve, sakau. Tai taip. Ir dabar
grįžkim prie mūsų vienybės, tikros vienybės, apie kokią Jėzus kalba. Ta, kur yra svarbiausia už viską. Vienybės Jėzuje Kristuje, vienoje dvasioje. Atsiverskime Jono 15 skyrius nuo 1 iki 8 eilutės. Kaip sakiau, pradžia yra Jėzus. Kristus yra visų centrų centras. Visa krikščionybė Kristaus, ant jo mokymo. Ir be jo nieko negali būti. Radikalas. Jėzus irgi buvo radikalas, žinokit. Pats didžiausias radikalas žemėje buvo Jėzus. Aš noriu būti kaip jis. Ką sako, aš esu tikras vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekviena šakelė mane neduodačių vaisiaus, jis išpjauna, o kiekviena šakelė nešančią vaisių apvalo, kad ji duotų daugiau vaisiaus. Manau, kad suprantam, kad šakelės esam mes. Jūs esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumise. Kaip šakelės negali duoti vaisius pati iš savęs, nepasilikdama vynmedė, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Kaip aš galiu pasilikti jame? Vienu būdu, sekdamas jo, darydamas, ką jis sako, klausydamas jo. Nes kitu atveju, jeigu aš tik einu į kažkokį kompromisą, aš į dvasioje atiduodu teritoriją velniui. Ir kaip sakiau, dviem šeimininkam nėra, neįmanoma tarnauti. Šventoji dvasia visą laiką, jin labai jautri. Jin pasitraukia, aš sakau, tu nori eiti pats, nori eiti su Hebratanu judėti. Ir tada aš nebepasilieku jame. Vynmedį aš nebepasilieku, nes aš išsiskiepiu, iš pats save patraukiu. Ir aš tada nieko negaliu padaryti. Aš galiu gražių kalbų prisakyti, gražių žodžių, pasakyti, kaip aš jūs myliu, kaip Dievas jūs myli, bet tame nebus Dievo dvasios, nebus meilės tikros. Būsiu aš. Ir kam to reikia lieka? Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Vat apie ką aš ir kalbu. Jeigu aš galvoju, kad aš esu su Jėzus mane, arba kaip sakau, kad aš esu su juo ir nesu su juo. Kas atsitinka? Aš pradedu džiūti. Vat aš kaip sakau, vat iš tikrųjų geras tas palyginimas, dabar prisimenu, kur sakiau neseniai, kad jeigu aš ilgiau neateinu į bažnyčią, į susirinkimus, aš jaučiuosi, lyg aš džiūčiau iš vidaus. Aš iš tikrųjų taip jaučiuosi. Ir vat jeigu aš nesu Dievo dvasioje, aš sudžiūsiu, paprasčiausiai ateis melas ir aš jį paklysiu. Ir paskui surink šakeles, įmes į ugnį ir juos sudegs. Surink šakeles. Čia kalbama apie tai, kad ateis paskutinė pjūtis bus, ane? Ir bus surinkti tie, kurie nebuvo tikros šakelės ir jos bus įmestas į ugnį. Tai čia akivaizdus, vat irgi kalbėjimas, kad yra pragaras. Jei pasiliksite mane ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Jeigu aš būsiu viešpatie dvasioje, aš grįžtu prie pirmos bažnyčios, tada mums duota valdžia, raktai, duota galia, jėga, patepimas, nes nebe mes, bet Jėzus mumise gyvens. Ir tai bus, jisai judės tada. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Tai va, matom, tikslas koks? Kad mes taptume jo mokiniai. Paskutinis, pagrindinis tikslas, kaip ir buvo į dangų paimtas, Jėzus sakė, eikite į visą pasaulį ir padarykite visus žemės žmonės mano mokiniais. Tai mes matom, kad Dievo tikslas yra, kad mes užaugtume ir neštume Jėzų savyje, savo pavyzdžių, mumise gyventų viešpats Jėzus. Taigi, ir toliau Efeziečiam 1 skyrius, vat apie jo valią kalbėjo mane. 1 skyrius. Ir gal atsiverskime. Jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, jūs išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasią. Bet mes esame užantspauduoti šventąją dvasią. Kaip yra užantspauduoti? Mes jau, ne, yra dvasinis pasaulis, ne? Kaip sakau, Dievo angelų, Dievo dvasios ir yra tas piktojo angelai, poliangelai, šėtono tarnai, kaip sakant. Ir mes esame užantspauduoti, mumise šventoji dvasia mato, visas dvasinis pasaulis mato, kas mes esame. Ir mums duota valdžia. Mes jau esame tam dvasinė pasaulyje, mes nebesam kaip visas pasaulis, kaip tie žmonės, ne vaikšto.
Mes žiūrint iš Dievo akim ir dvasinė pasaulio, mus mato kitais. Mes užantspauduoti šventąją dvasią. Mumise šviečia jo ugnis. Jau mes esame jo atpirkti. Šventumas, šventi, jo atpirkti. Mumise gyvena Jėzus. Kurie yra mūsų paveldėjimo užstatas iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliaujas dėkojas už jūs prisimindamas jūs savo maldose, kad mūsų viešpaties Jėzus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią, jo pažinimui. Apreiškimo dvasią, tai kad būtų duota mums, kad galėtume jį pažinti iki galo. Ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose. Kalba apie tai, kokie mums turtai duoti, kas mums yra paskirta, kokia jėga mumise gyvena. Ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime veikiant jo galingai jėgai. Tai šventai dvasiai, Dievui mumise. Jei jis veikia Kristuje, prikeldamas iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose. Aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimai. Matai, mes jau danguje pas Tėvą sėdim, jau mūsų dvasia ten. Jau mes esam prie jo sosto, kaip sakant, mes jau esam užantspauduoti, nes šventoji dvasia gyvena mumise ir tom pačiu jin yra prie Dievo. Ir visa paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčioms. Va, Kristus galva bažnyčioms, kuri yra jo kūnas pilnatvė to, kuris visame pripildo. Kalba bažnyčios, Kristus, o visi nariai esame mes, jo kūno pilnatvė. Visa pripildo. Jis pripildo viso kūną. Taip, tai mes matom, kad Dievo valia yra bažnyčia. Surinkti žmonės, eklezija. Eklezija, kitaip tariant, yra išrinktieji Dievo vaikai, indai. Jie turi būti bažnyčia. Kitaip jie nebėra eklezija, surinkimas. Bažnyčia, pirktieji, šventieji, krikščionis, už šitų ribų nėra. Bažnyčių, kur susirinkę 2-3 mano vardu, ten yra bažnyčia. Ne pastatas kažkoks tai, ne namai paveikslai, kur kryžiai ar dar kažkas kaba, bet kur šventieji, 2-3 mano vardu. Mes galim miškę susirinkti, mes šiandien pusrusį susirinkę, čia yra bažnyčia, nes mes jo vardu susirenkame. Va čia yra bažnyčia. Ir mūsų tikslas Kristus. Jo mokymas, nes jis yra galva ir mes galim būti tik jame sujungti. Jeigu mes jo valios ir pildome valią, pirmoji valia jo yra bažnyčia. Pažinti bažnyčią, ateiti bažnyčią. Aš neagituoju, kad visi ateikite į mūsų bažnyčią, bet aš noriu, kad kiekvienas pažinęs tiesą susirastų bažnyčią. Ten, kur jis gali augti, ten, kur Dievas gali pripildyti savo pilnatvę, jį sujungti ir nusivesti pas Tėvą į amžinybę. Per bažnyčią ateis pasiimti. Ateis bažnyčios pasiimti, neateis palaidų krikščionių įsibarščiusių po pasaulį surinkties. Jis ateis susirinktas 5 mergelės bažnyčios, kurios jo laukia susirinkime, kurie vykda jo valią. Čia gal aš aštriai šneku, bet čia yra tokia tiesa, nenuneigiama mano atveju. Ir aš už ją stoviu. Jeigu aš išgirsiu kitą tiesą, kitą mokymą, aš išklausysiu. Jeigu aš klystu, tai aš tai pripažinsiu, bet iki tol aš stovėsiu taip. Kad tik per bažnyčią bus žmonės išgelbėti. Ir aš šiandien dėl to šneku, kad va, dabar jūs drebėkit ir bėkit. Ne, aš turiu tai kalbėti, nes tokia yra tiesa. Ir kaip sakau, bažnyčia iš tikrųjų yra šiandien šiam pasaulyje kaip Nojaus laivas, ne? Mes matom, kas pasaulyje darosi. Ant kiek nupuša visai visi ten, kas su kuo nori ženės, kas ką nori daro ir taip toliau. Ir narkomanijas visokias, ko nori tolerizuojama, viskas leidžiama, legalizuojama. Vienu žodžiu, viskas greuname, visos dorybės greunamės, visas švietims, viskas aukštinkojam verčiama. Ir Nojaus laikais, ne, mes žinom, kad viskas taip pat buvo.
Lygiai tas pats buvo, paleistuvystės visokiais, visa kita, Loto laikais, ne, ir taip pat irgi buvo taip pat. Ir va, aš sakau, bažnyčia yra Nojaus laivas. Dievas surenka savuosius, kuriuos jis norės išgelbėti. Atėjus metui, savuosius surinks ir bus paimti. O visi kiti buvo tvanas, dabar bus Dievo rūstybė išliejama. Taip pat ir Lotas mes žinom, kad su savo šeima buvo išvestas į Sodomos Gomoros, nes visa Sodomo Gomora buvo paskendusi nuodėmėse. Ir va tas pavyzdys geras, ant kiek va aštrus pavyzdys, mes žinom, kas skaitom šventą raštą, kad Lotą, kai išsivedė angelai ir pasako, tu turi išeiti, nes šitą miestą aš pražudysiu, Dievas kalbėjo. Ir kai išsivedė savo vaikus, žentus, ne, ir žmoną, jie ėjo iš šito miesto, ne, ir kai jie išėjo, šitą miestą Dievas pražudė, iškrito ugnis ir siera ant šitos sudegina visą miestą Sodomą Gomorą, ne, bet vedant išeinant, jo žmona atsisuko į Sodomą Gomorą, nes jai buvo gaila. Ji išėjo, ne iš miesto, o jo širdis buvo prisirišusi. Jo širdis buvo prisirišusi prie to pasaulio. Ten, kur vyko, pirko, pardavė, kur statė namus, kur ten buvo prabanga, prašmatnybės, kur jie pasipuošę balius, jie visokius, galėjo save parodyti puikybei, gyventi, valgyti, ką norėjo. Lotas labai gerai gyveno, jisai buvo seniūnas, tenais turėjo netgi, tokią pakilę vietą valdžioj, kaip sakant, žinai. Ir tikiu, kad jo žmona gyvena prabangiai ir gerai. Bet Lotui rūpėjo Dievo planas, jis norėjo išėjo, jis buvo ištikimas. O žmonos buvo širdis prisirišusi prie pasaulio. Ir kadangi išeidama, kai angelai ją išeidinė iš miesto, jis atsisuko, pasižiūrėti. Ne dėl to, kad jis veiksmą padarė atsisuko, bet dėl to, kad jo širdis gedėjo miestų, gedėjo Babelės tos Sodomos, ten, kur jie gerai buvo. Jie netikėjo Dievu, jai buvo skauda paleisti. Jinai pavirto druskos stulpu. Ir šiandien lygiai taip pat. Krikščionybė nėra vien tik tai, kad šiandien yra aleliuja, kaip mums gera. Krikščionybė yra apipjaustanti. Ji nėra tiesa. Ir šiandien, jeigu mano širdis yra prisirišusi prie pasaulio ir man rūpi daugiau pasaulis negu Dievas, Jėzus, jo meilė, aš galiu pasilikti čia. Ir va didelė rizika. Nes visa Biblija, kuri buvo parašyta, yra mūsų laikams, kad mes pažintume, kokia yra tikra tiesa. Juk ne šiaip su parašė ir palika Bibliją mums. Tam, kad mes žinotume, kad mes turime Dievą, vienintelį Dievą, kurį mylim ir garbinam. Ir netiduodam savo širdžių tam. Aš nesakau, mes gyvenam pasaulyje, ir pinigai, ir mašinas, ir namai. Viskas yra gerai. Jeigu tie dalykai tarnauja Dievui, jo malonė. Bet jeigu aš dedu turtus, dedu. Žinom, Jėzus tą palyginimą sako, kvaily, kam tu prisikrovė apie tos rodus, kur sako, nežinau ką daryti, nepastatysi rodus ir būsi bagotas. Lygiai tas pats. Jeigu mano širdis prisirišus, o tada jau problema yra. Bet jeigu tie dalykai yra ir jie tarnauja Dievui ir Dievas nori laiminti, jis nori, kad mes tarnautumėm, jis nenori, kad mes... Yra kitas kraštutinumas, žinai. Jeigu tu nieko neturi, tai reiškia, tu Dievo baimės žmogus durnas, gal tu net, atsiprašom, tu nepažįsti tiesos, Dievas tave myli ir nori laimina, jis nenori, kad tu ir kentėtum visą gyvenimą ir šiandien vaidintum tokį, žinai, krikščionį, nieką neturinti. Ne, Dievas nori, kad tu neštum atsakomybę. Man iš tikrųjų, kai aš pas Dievą atėjau, Dievas pradeda per tuos etapus pažinimą. Ir aš savo gyvenime, lygiai taip pat aš analizavau, Dieve, ar tu nori. Ar tai gerai, aš sakau, jeigu viskas prapuola, jeigu tai ne iš tavęs, aš nieką nenoriu. Nieko man nereikia, nei namų, nei tų turtų, nieko aš nenoriu, jeigu ne iš tavęs. Aš žinai, ką Dievas man pasakė. Sako, aš noriu, bet tu nenori. Sako, aš noriu, bet sako, tavo atsakomybė už tai, ką tu su tuo darai. Va! Kada tu turi materialų pasaulį, va tavo, žinai, aš dabar nešu už tai atsakomybę. Kam tie dalykai, kam aš juos kraunu? Ar jie tarnauja Dievo namams? Nes tai ne mano, tai Dievas man davė juos. Yra va tas palyginimas, kur aš sakau, ne? Man davė Dievas. Man, aš svarbus. Dieve, aš meldžiaus, aš galiu ir tu man davė, ačiū tau, man davė Dievas. Ne. Dievas, kas Dievas davė man, jeigu man pratęskim, kodėl davė man? Kad galėtų savo meilę išreikšti per tos dalykus, kuriuos duoda man. Dievas viską naudoja. Jeigu kažko aš nenaudoju, viskas rūksta, viskas pūna. Kandis rūdis, sėda, vagis apiplėšia. Jėzus apie tai kalbėdavo. Visa turi tekėti. Tiek šventoji dvasia, išmintis, pažinimas turi tekėti, tiek visa tai, kas mūsų supa, turi judėti, viskas yra gyva, niekas nėra numirę, mes bandom numarinti dalykus.
užgesinti dvasią, užgesinti tai, ką mes duoda mums Dievas. Tai va. Iš tikrųjų, šėtonas šiandien jis daro viską, kad žmogus nepažintų tiesos. Pirmoji bažnyčia, kai buvo paskui pirmi amžiai, nebuvo švento rašto. Babilė buvo šventas raštas, bet žmonės neturėjo, buvo slepiamas šventas raštas. Kad žmonės nepažintų tiesos ir vergautų religijai. Ir darytų tai, ką ne Dievas nori, bet kad darytų tai, ką žmonės darytų. Ir vyka karai, ir visokias nesąmonės. Sakau, pažiūrėkit tos du filmus, apie tos du filmus, sakau, iš tikrųjų, pažint žmonės tiesą. O šiandien kas yra? Biblijų kiek nori. Dalink kiek nori. Evangelijoje einam į gatvės, visiems dalinam, niekas imt nenori. Arba parsineš namuose skaityti nenori. Aš pats buvau mokyklos tinginys, aš nesimokau. Šiandien visi žmonės tokie tinginiai, nenori mokytis, nenori pažinti. Įeiti dangaus karalystę nori, bet mokytis nenori. Pažinti tiesos nenori. Pažinti tiesą yra vienas dalykas, kada, kai pažįsti tiesą, tu žinai, kad tu su ja kažką turi daryti. Tai gal geriau neskaitysiu, aš patikėsiu, ką man sakė. Nes ten tie šventieji tėvai, viskas yra ištirta, krikščionybė šventieji tėvai, jie perėję viską, jie jau išanalizavo. Kam čia beskaityti, reikia jų klausyti? Melas. Tai Jėzus yra. Ir ant kiek Biblija yra paprasta ir lengva. Jeigu aš atveriu širdį su dvasia, skaitau, Dieve, aš noriu tiesos. Kokia jin bebūtų, aš noriu tiesos. Duok man suprasti. Ir skaityk šventą raštą. Jeigu su tokia širdim skaitysi, tikrai pažinsi tiesą. Bet jeigu tu skaitysi ten, kaip aš seniau skaitydavau, čia aš nesuprantu, arba šiandien noriu suprasti, praleisiu tiek to, nes kitoks mokymas yra. Ir aš tada pasilieku klaidoj. Bet kas yra? Labai svarbus pažinimas. Dievas, dėl ko sakiau, bažnyčia turi būti augime. Mes renkamės kiekvieną penktadienį, kaip yra nuostabu. Skaitom šventą raštą ir aš vis naujai gaunu, iš brolių, iš sesių. Viens iš tos pusės pažįst, kits iš tos pusės pažįst. Pavelas labai gerai žino, kas buvo kam rašyta, pavyzdžiui, žino tuos istorinius aspektus, kažkokius pasidalina, aš iš jo gaunu, kažkas iš manęs gal gaunu pažinimą dvasinį ar kitokį. Tai yra augimas bendras bažnyčioje, ten, kur tiesa gimsta, o ne kažkokia rėmas padarytas ir taip ir ne kitaip ir nieks su tavim apie šventą raštą nekalba, apie Dievo žodį nekalba. Man net keista klausytis, kai sako, ne, šventas raštas dar ne viskas, kaip kas nori, taip tą supranta. Jeigu kaip kas nori, taip supranta, tai atsiprašau tada. Aš tai suprantu ir aš su visais esu pasiruošęs analizuoti. Aš su kiekvienu broliu esu pasiruošęs skaityti ir aiškintis. O ne kažkokį iš kontekstą vietą plėšti ir tvirtinti ją. Ir vėl mane į tą pusę pagavo. Luka 19, 47. Ir jis kasdien mokė šventykloje, aukštieji kunigai ir rašto žinovai bei tautos vyresnieji troško jį pražudyti. Čia kalba apie Jėzų. Matom, ką Jėzus darė. Kasdien mokė šventykloje. Kasdien. Tai ar mes šiandien mokomės? Jėzus šiandien irgi mokomos, jeigu mes mokomės. Kasdien, sako Jėzus, aš esu žodis. Skaityk mane, žodis tampa kūnu, kada tu jį priemi. Amen? Amen, aleliuja. Tai va, mes turim galimybę. Šiandien Jėzus, kad mumis Jėzus mokytų. Neskaitant, kad mes kartu dar 2-3 jo vardu, jis tada iš viso džiaugiasi. Tada jau galimybei, su plačiu pažinimu. Tai va. Ir aš kaip sakau, vėlgi tas noras pažinti tiesą verčia mirti ir jeigu mes pasiliekam vieni, iš tikrųjų, yra, kad mes savo pažinime, aš tą palyginimą, kur esu sakęs, kad aš prisipilu tą savo pažinimą ir neleidžiu tam pažinimui išaukti, kad man daugiau kas nors, aš savo to susistatęs dogmą, pasistatęs savo mokymą ir aš maudau save pažinimą, aš galvoju, kad aš krikščionis, kad aš išgelbės. Ne, Dievas sako, yra platesnis vandenis, pažink daugiau. Ne, fantazijų užteks, aš fantaziją pabūsiu. Kvailai atrodo iš tikrųjų, bet ką darysi ir taip didumas šiandien. Mato, 18 dar sykį atsiverskim.
18:20. Kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Ne? Taip, amen. Dievas čia. Amen. Kaip jis yra? Su šventąja dvasia. Taip. Tai va. Dabar apie vienybę dar sugrįžkim. Romiečiam. Jau pavargot, ar ne? Ne. Aleliuja. Gerai, jeigu pasakot ne, tada man geriau. O tai aš pradedu skubėti ir man tada O aš tiek noriu pasakyti, žinokit. Romiečiam 15, skyrius 5-6 eilutės. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavėje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą mūsų viešpatį Jėzaus Kristaus tėvą. Ištvermės ir paguodos Dievas. Ištvermės, tai kas? Reiškia, Dievas mumise gyvena ir mes sakom, Dieve, veik šventoji dvasia, tu ištvermės, aš neturiu kantrybės. Dieve, tu veik. Aš noriu būti vienoj dvasiai. Vienybėje. Va čia apie tą vienybę Dievas kalba iš tikrųjų. Paguodas Dievas, ateina paguoda iš to. Ir kad būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžių. Vienos minties, tai ne mano minties, ne mano pažinimo, ne mano emocijos, ne mano žinojimo, ar ne mano norų, geismų, ne mano, bet Kristaus Jėzaus pavyzdžių. Kur vienybė susijungia? Ne mano, tavo, bet Kristui. Mes jungiamės į Kristų visi. Ir tada mes tampame vienos minties. Mes jau nesame vienos minties, jeigu ne Kristus, mes šiandien nesusikalbėtume. Ne, tikrai ne. Tai vienintelis mūsų Kristus, tik tais Jėzus sujungė mus ir suteikė jėgų mylėti ir išbūti vienoj dvasiai. Tai va. Dabar dar smagiau. Aš sakai, dar gali būti stipriau? Ne, nestipriau, bet... Smagiau. Apaštalų 2 skyrius. 42-47 eilutė. 4:2-4:7. Jie ištvermingai laikėsi, vėl pradžia, jie ištvermingai, jiem nebuvo lengva. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ištvermingai, nėra krikščionybė, kaip sakau. Kada mes praeinam, tada yra yes, aleliuja, tada aš nugalėtojas, kada aš padariau. Tai ne aš padariau, bet leidau Dievui, kad aš nugalėjau save. Bet tam reikia ištvermės, kantrybės. Taip duonos laužime. Baimė apėmė kiekvieną, nes per apaštalus vyko daug stebuklų ir ženklų. Matai, kada vyko? Kada mes mirštam savo. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo vieną bendrą nuosavybę bei turtą. Jie parduodavo ir ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėjo. Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, grupelės, tai ten, tai kur besusitiktumėmės, namuose tai vienur, tai kitur, laužydavo duoną, vaišindavosi su džiaugsmu ir taure širdimi, šlovindami Dievą ir turėjo malonę visų žmonių akyse, o viešpats kasdien gausina bažnyčią išgelbėtais. Va, kelionė kokia. Ir mes šiandien, kada susirenkam, ačiū Dievui, kad mes krikščionys, mes kalbam apie Dievą, mes prisimenam duonos laužimas, tai mes prisimenam, kad Jėzus Kristus vienintelis, mūsų vedėjas, jis variklis, jis tik tai jo nuomonė, per jį mes jungiamės. Vienoje dvasioje, va, apie ką kalba. Ir apaštalų darbai 4 skyrius. 29-35 eilutės. Čia apie Petro maldą. Čia kaip persikės, kai liepia tylėti, nekalbėti Petrui. O dabar viešpatie pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti tavo žodį. Duok, Dieve, tu duok, sako. Ištiesdamas savo ranką išgydymams ir kad būtų daromi ženklai bei stebuklai tavo šventojo sūnaus Jėzaus vardu. Ne savo jėga, ne patys iš savęs, bet visą šlovę atiduodami jam.
Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Ir kada mūsų žvilgsniai į Dievą, ne, kaip sakiau, čia jau vėl krentam į tą šventumą, pasišventę esame jo indai, Dievas būtinai pripildys savo indų šventosios dvasios. Kas įvyko per sekmines, jie susirinkę vienoje vietoje meldėsi, jie laukė šventosios dvasios, Dievas išlieja savo šventą dvasią. Kada indai švarūs, paruošti, Dievas pasiruošęs visą laiką ją išlieti ant mūsų. Apaštalai su didžiulė jėga liūdėjo apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą ir gausi malonė buvo su jais visais. Tarp jų nebuvo stokojančių, nes visi, kurie turėjo žemės, klipus ar namus, juos parduodavo, o už tai gautus pinigus atneždavo. Ir sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalinama, kiek kam reikėjo. Ir šitas eilutes paskaičius daug kas į bažnyčias tai nebenori. Va, kam bažnyčias? Va, čia jūs patys melagiai, va, jūs čia pinigus renkat, va, čia uždirbai turi sudėti. Ir koks melas eina, ne? Kaip šėtonas meluoja. Ne, čia ne apie tai kalba. Kiek kas turėjo, kiek kas galėjo, tas nešė. Niekas nevertė tais laikais, niekas ir dabar nevertė. Ten toliau skaitom 4, 5 skyrius, ne, apie Ananiją Safyrą, kur pardavė sklypus ir atnešė ne visus pinigus, ne. Ir kaip Petras pasakė jiems, kam jūs sugalvojate apgauti šventą dvasią, kas iš jūsų prašė, sakė. Argi kas iš jūsų reikalavo, turėkit savo turtus. Ne, jūs pavaidinti save norėt, kai jūs tokie geri esat, ne, kokie jūs dosnus norėt, pabūti, ne. Ne, sako, jūsų niekas neprašo, čia niekas į bažnyčią neprašo, jūs čia parduokit, atneškit ar ką. Ne, mes atsinešam, ką turim savo sausainių nusipirkę, dar kažką, tai leidžiam laikas, mums nereikia pinigų, mes jų neturim kur dėti, taip. Jeigu reikia evangelizacijos kažkur kažkam, tai už nuomą susimokėti viskas. Dievas nenori iš mūsų kažkokių pinigų ar kažko, tai ir va čia. Bet čia kalba apie tai, kad ten buvo meilė. Meilė. Iš tikrųjų mes bažnyčiai, mes mylime vieną. Jeigu aš matau, kažkam yra poreikis, aš turiu jam padėti. Nes Dievas nori, aš apie ką kalbėjau, jeigu mano pinigai yra pas mane ir aš matau brolį kažkur tai verkiantį, jis neturi ko valgyti, aš mokesčių susimokėti ir aš jam neduodu. Tai aš jai neduodu ne savo pinigus, aš uždarau kanalą Dievui veikti. Įsivaizduojat, ką aš padarau? Aš neleidžiu Dievui mylėti žmogaus, aš uždarau nuo jo kelią. Va kur atsakomybė, apie tai kalba vyksta. Kad bažnyčia turi būti meilė, kad niekas nestokotų. Aš nesakau, kad yra ir piktnaudžiavimų, kad žinom, ne, buvo netgi pas mumis tokių dalykų, žinoma, ne. Tai aš ne apie tai kalbu. Irgi. Mes matom, Dievas duoda išmintį, sako, kiekvienam, taip pat mes skaitom laiškuose, rašo, tegul kiekvienas ima, sako, šiupelį rankas ir eina kasti, ne tam, kad prašytų, o tam, kad dar kitam turėtų duoti. Ir jeigu tu eini bažnyčių 10 metų ir tu neturi nusipirkti duonos už ką, tai tu atsiprašau, tada tu netoj dvasiai. Aš tau nebegaliu duoti, tau laikas išgyti, eik dirb. Tai va, tokia yra tiesa iš tikrųjų. Gerai, Jono 12 dar. Jau baiginėsim toliau. Neužpildykit džiaugiamės. Gerai, Jono 12 skyrius, 26 eilutė. Kas man tarnauja, tegul seka paskui mane. Ir kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnauja, tą pagerbs mano tėvas. Jeigu iš tiesų aš einu jam tarnauju, Dievo malonė visada yra. Nes Dievas gyvena manyje. Jis žino mano poreikius. Jeigu Dievas manyje ir aš jame, aš žinau viską. Viską, ko Dievas nori iš manęs. Jis man pasako, jis net mano širdį sujaudina. Jis man parodo žmogų ir mano jį pažiūrėjęs, man verkti noris, arba apkabinti noris. Tai ne man noris, Jėzui noris. Ir aš žinau, ko jis nori. Ir jeigu aš jam tarnauju, Dievas pagerbs mane. Tai argi jis nepasirūpins, kad man netrūktų jo tarnystėms ko nors. Jis viską duos. Ir man, kad netrūktų, ir mano šeimai, kad nieko netrūktų. Tam, kad aš galėčiau jo karalystį dirbti. Ne? Kokia malonė. Kada mes turim teisingą mokymą. Kaip yra svarbus tiesos mokymas, pažinimas. Ir Dievas sako, žūsta mano tauta dėl pažinimo stokos. Kada mes teisingai pažįstam Dievą,
jo santykius, jo pašaukimą, mes gyvenam palaiminimą. Kitaip neįmanoma iš tikrųjų. Pas Dievą kitaip nebūna. Galim dar vieną tokią vietą paskaityti, kur ne visiems patinka irgi. Malachija. Jau aišku visiems, ne? Jo, yra tokia vieta. Malachija 3 skyrius 10-18 eilutės. Atneškite visas dešimtinės į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose ir tuo išmėginkite mane, sako kareivijų viešpats. Ar aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apšį palaiminimų? Kam atneškite, sako visas. Čia apie dešimtinę senam įstatymę aš dabar, kadangi ne visi gal supranta, tai noriu pasakyti, kad senasis įstatymas jis naujajame nebegalioja, nes Jėzus visą tai padarė, pervertė per meilės prizmę. Per meilės prizmę. Jinai negalioja tai, kas buvo, kad tu įeitum į dangaus karalystę, įvykdytum Dievo įstatymus, tai buvo įstatymas toksai, ne? Sakykime, Dievo. Kad turėtų bažnyčia iš ko gyventi, tarnauti ir nieko netrūktų. Šiandien vėl bažnyčia yra ir jin turi gyventi ir kad nieko netrūkti, bet tai nebėra reikalaujama. Dėl to tu neprarandi tikėjimą, dėl to tu išgelbėjimą turi, Dievo meilės neprarandi, nieko tu neprarandi. Bet Dievas to nori, kad tu darytum iš meilės, kad tu jeigu aukotum iš meilės, kad tu išpažinimą, kad tu jo namus myli. Juk tu savo šeimą, žmoną, vaikus arba vyrą, žmoną myli, nemyli, tu jais rūpinės. Tai mes daugiau, mes čia garantuotai esam šeima, amžinybėje, kurie būsim. Argi mes šiandien neturim rūpintis vienu kitu? Argi ne tai yra meilė? Taip? Amen? Aleliuja. Ir Dievas sako, ne, argi aš nepersiu jums dangaus langų, neišliesiu jums apšį palaiminimų. Va, kada mes turėsim tokią nuostatą, palaiminimai neišvengiami. Ir čia nėra vien tikėjimas, kad tik tais, oi, čia tikėjimu. Ne, tu išbandyk, ką sako toliau. Ar nesudarysiu kenkėjo, ar nesudrausiu kenkėjo, kad jis nesunaikintų jūsų laukų, derliaus ir vynmedis neliktų be vaisių, sako kareivijų viešpats. Tada visos tautos vadins jūs palaimintais, nes būsite graži šalis, sako kareivijų viešpats. Įžūlios yra jūsų kalbos prieš mane, tačiau jūs sakote, kadgi sakėme prieš tave. Jūs sakėte, jokios naudos iš tarnavimo Dievui. Kas iš to, kad laikėmės jo nuostatų ir vaikščiojom nuleidę galvas viešpatės akivaizdoje. Man tai kažkas tai vaikščioja ir sako, tarnavom tau ir iš to jokios naudos nebuvo. Ir dabar mes vadiname laimingais iš didžiuosius, jiems sekasi, nors jie elgesi nedorai, jie gundo Dievą, bet nebaudžiami. Dievo bijantis kalbėjosi vienas su kitu, viešpats stebėjo ir klausė. Buvo parašyta jo akivaizdoje atminimo knyga apie tuos, kurie bijojo viešpatės ir gerbė jo vardą. Ką mes matom? Kad yra knyga, parašyta knyga. Tie, kurie bijos viešpatės ir gerbė jo vardą. Jie bus mano, sako kareivijų viešpats, tą dieną aš padarysiu juos savo brangenybėmis, aš jų gailėsiuosiu, kaip gailisi žmogus savo sūnaus, kuris jam tarnauja. Tada jūs matysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlių ir to, kuris jam tarnauja. Tada jūs matysite. Ir čia yra toks dalykas, į kurį pažadą žmonės dažnai negali įeiti. Nes aš kaip sakau, yra sėjos laikas, ne? Yra laikas, pavyzdžiui, kada tu sėjai ir yra laikas, kada sėkla pasodinta į auga. Ir ateina laikas, kada jin išauga. Tai ateina pavasarį tu pasodiniai, per vasarą tu kenti būni, o rudenį, čia tie laikai kiekvienam savo, ne? Ir jis išauga. Ir žmonės pasodina, sako, vat paukojau ir man nenukrita iš dangaus. Nes tu lauki savo, tu nelauki iš Dievo. Tu lauki iš Dievo ir Dievo būdu ateis tai į tavo gyvenimą. Tu nebijok sodinti, jeigu tu sodinsi, kitaip neįmanoma. Jeigu tu šiandien pasodinsi dirvą žemę, principai tie patys, dvasiniam pasauliam ir fiziniam. Jeigu tu pasodinsi, siekla būtinai duos vaisių, tai yra neįmanoma. Aš tai liūdžiu, aš savo gyvenime, tai matau, aš tai galiu užtvirtinti. Ir apie bažnyčias. Grįžkime į Efeziečius
negrįžkime, tiksliau ateikime. Efeziečių 4 skyrių. Ir paskaitykim, ką kalba apie bažnyčias. Taigi aš kalinys viešpatie raginiu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimu, į kurį esate pašaukti, su visų nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje. Nu, dabar apie tai, ką kalbėjom, tik užtvirtinu. Vėl mes matom, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje. Siekite išsaugoti dvasios vienybės, taikos ryšius. Kaip ta vienybė ateina? Kada mes ją saugom, kada mes bandom, kada mes stengiamės, kada darom pastangą. Vienas kūnas ir viena dvasia. Kaip esate pašaukti, vienai pašaukimo vilčiai. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas krikštas ir vienas viešpats. Tikėjimas vienas. Ne tas ekumeninis. Jėzus. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visose. Bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką. Todėl sakoma, pakilęs aukštyn nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo, jeigu tai, kad jis pirmą nuėjo į žemesnes vestas, tas, kuris nužengė, yra ir tas, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą užpildytų. Ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Kam? Kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbų Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimo tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Kad daugiau nebūtume kūdikiai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių, apgaulės, gudrumo, vedančių į paklydimą. Tai, ką reiškia mokymas. Bet kalbėdami tiesą meilė, augtume visame kame. Kalbėdami tiesą meilė. Va dažnai kitas iki, jeigu grubiau kalbėjus, kalbė Evangeliją. Reik su meilė, reik sako, biški, kitaip švelniau. Tai meilė yra aštri, aš nieko negaliu padaryti. Jin tokia. Meilė eina apipjausto, jeigu žmogus paklydęs, jam jin skaudi. Jis negali jos priimti. Aš nenoriu žmogaus sužeisti, bet aš noriu, kad Dievas jį apipjaustytų. Kitas iki turi supurtyti, kai jisai, kodėl, ar iš tikrųjų, kai jis pažiūrėtų, kur jis yra. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas, įvairių raiščių pagal savo saiką, veikiant kiekvienai daliai auga, kad ugdytų save meilė. Iš jo, matai, mes visi esame iš jo suderintas ir stipriai sujungtas. Stipriai, mes ant tiek esame vienas kūnas, bet iš jo jis galva ir kūnos mes visi nariai gaunam asmeniškai kiekvienas impulsą, gauname išmintį, pažinimą ir jeigu mes klausom šventosios dvasios, mums nereikia tada būtinai, kad kažkas mumis dar papildomai mokytų. Tik tais, kad galbūt primintume, kad tiesą pažintume ir visa kita. Bažnyčia nėra taip, kad yra pastorius kažkoks ir jis kaip koksai kalėjimo prižiūrėtojas. Ne, jisai tik tai stebi kūną ir jeigu reikia pakoreguoja, bet jis nekoreguoja iš savęs. Jis koreguoja iš Dievo žodžio, ką ir tu gavai iš Dievo, bet gal tu išgirsti nenorėjai, arba tu neišgirdai. Jis bando tą pakoreguoti ir tau parodyti. Ir tu visada turi laisvą valią pasitraukti, arba ne, bet tu gali pasitraukti klaiduoti, arba tu gali pasakyti ir ištirkinti, gali ir pastorius klysti. Ir taip gali būti. Todėl mes turim Dievą. Turim meilę ir laisvą valią ir galimybę visą laiką išnešti viską į šviesą. Kur šviesa, ten velnias neturi vietos. Bet jeigu žmogus pasilieka savo pažinime, arba pagalvoju, ką aš čia pasakys, arba ką pagalvos apie mane, kaip aš dabar pasakysiu, ir jis pagalvos, kad aš nesuprantu Biblijos. Tai puikybė neleidžia, šėtonas. Paklaus, kitas iki neleidžia šėtonas paklausti tiesos. Ne, man reikia šiandien skambinu pastoriui Taurui ir klausiu, kaip tą raštą vietą, kaip tą suprasti. Aš aiškinu. Ir dažnai žmonės taip užsiklynė ir geriau jisai tada susipirktins, širdį užkietins, nepažins tiesos, gyvens klaidoj ir tai ne žmogus kaltas, tai šėtonas kaltas, jis suklaidina, ne? Bet mes turim pažinti tiesą, kad mes turime judėti pagal tai, kaip, Dievo mokymas sako. Nebijoti, tą mes vienas kitam duoti. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatie, kad jūs nebesielgtumėte kaip elgėsi pagonys dėl savo proto tuštybės.
Nebūkim išpuikę, sako. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies užkietėjimo. Nu, kada mes puikybė užkietina širdį, nes tu viską žinai, viską supranti ir tu nepamokomas tampi. Jie sustabarėja, pasidavę gašlumui, nepasotinami daro visus nešvarius darbus. Bet jūs ne taip pažinote Kristų, juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kaip ir sakiau, ne? Kad užtat mes turime kiekvienas žinoti ir kalbėti su juo, pažinimo prašyti, išminties, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujant savo proto dvasioje ir apsirengti naujų žmogumi. Atsinaujinti savo protą dvasioje. Tai kaip atsinaujinti? Pažinime Jėzuje Kristuje. Pažinime Dievo žodėje, šventųjų susirinkimuose, maldose. Mes turim protą, nes jeigu mes neatsinaujam protą, mumise pasaulio protas, rūpesčiai, darbai, reikalai, kopi pradai ir taip toliau, ne? Mes turime atsinaujinti visą laiką, kad nenuneštų tą dvasią kitą mūsų. Ir apsirengti naujų žmogumi sutvertų pagal Dievo teisume ir tiesos šventume. Tiesos šventume. Tad atmetę melą, kiekvienas te kalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. Tiesą turim kalbėti, ne? Apie tai, ką kalbėjau, mes turim kalbėti tiesą. Kitas iki, aišku, tą tiesą nereik drėbti, kaip sakant, su kiriu, kad žmogų užmušti reik. Sakant, išminties paprašyk Dievą prieš tai, kada tu pažinai tiesą, reikia žmogaus, jeigu matai kažkas ne taip, ir Dieve jo paklaus, kaip man pasakyti. O jeigu tu šauni iš savęs, tai tu šauni iš puikybės. Aš žinau, aš geriau žinau. Tada yra klaida, tada jau nebe Dievas veiks, ne šventoji dvasia, bet piktoji dvasia. O kada aš paklausiu Dievą ir einu tada prie žmogaus, tada ateina Dievas, šventoji dvasia. Ir tada tu automatiškai žmogų kreipiesi su meile. Nes tu eini su išmintimi, o ne su emocija, ne su savo pažinimu. Vat visur yra, mes visada kovosim, mes neišvengsim to lauko. Mes visą laiką turėsim kovos lauką ir pasirinkimą, mes visada turim rinktis. Užtat sako, budėkite. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, va, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Tai nereiškia, kad aš zvimbinsiuosim, bet, kad nesužeisiu žmogaus. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurie esate užatspauduoti atpirkimo Dievo. Ir vėl mes matome, mes esame užatspauduoti atpirkimo dienai, Kristaus atėjimo laikui arba mūsų paėmimui. Te būna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Taip sako, būkite, nebūna kartėlis, piktumas, rūstybė tarp mūsų, nes tie dalykai jau nebe ta dvasia tada mumise gyvena, kada mes įsileidžiam tuos dalykus. Ir Efeziečiam 5 skyrius. Kantrybės, jau nebedaug. Kantrybė, sakė su kantrybė. Aš turiu pabaigti. Nebedaug lika, negaliu 2 dalis beskaldyti dabar gerai. Taigi, Efeziečiams 5 skyrius, 8:33. Čia patik, žinokit. Dabar patiks. Ne, šitą vietą iš tikrųjų čia visi žinot, 5 skyrius šiandien apie vyrus ir žmoną šneka, kaip elgtis ir visą kitą, mes vakar biškai tai kalbėjom grupeliai. Bet aš noriu, kad dabar mes tą, ką aš skaitysiu, aspektuotume, žiūrėtume ne į tai, ką turi daryti vyras arba turi daryti moteris, bet perskaitytume kitas raštas, tarp eilučių skaitytume apie tai, ką ir Paulius sako, tai yra paslaptis. Kad išvystume, mes ir taip žinome, kad reikia vyrus gerbti, o vyram moteris reikia mylėti ir taip toliau. O visame tame tarp eilučių yra Dievas. Aš noriu, kad tas perskaitytume tuos dalykus. Jau kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės taip kaip šviesos vaikai, nes dvasios vaisius reiškiasi visokiojopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirdami, kas patinka viešpačiui ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Nebekomentuosiu, taip norėtų dar laiką, bet... Nes ką jie slapčia daro, gėda neatsakyti. Bet viskas, kas atskleidžiama, tampa šviesos apšviesta, o kas tik apšviesta, yra šviesa. Todėl sakoma, pabus, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšviesk
tave Kristus. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgėtės, kad nebūtumėte kaip bailiai, bet kaip išmintingi, branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Kalbėdami vieni kitiems psalmės, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse viešpatį. Ir 19 eilutė, kad mes turime visuomet stengtis būti ne pasaulyje, bet visame kame šlovinti Dievą, prisiminti, kad Dievas mūsų širdyse gyvena. Visada ir už viską dėkodami Dievui, už viską, visada ir už viską, už vyrą, už žmoną, už piktą žmogų, nes tai yra tam, kad mes užaugtume, tam, kad mumis Dievas galėtų užauginti, už tą kaimyną, kuris šalia sėdi, kuris kvepkitas iki netom kvapo ar dar ką nors, nes visą tam, kad mes išmoktume mylėti ir priimti, kaip ir Dievas mus priima. Kalbėdami visada ir už viską dėkodami Dievui, Tėvui mūsų viešpaties Jėzus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Paklusdami vieni kitiems, mes taip nepaklusdami, bet kadangi yra Dievas, Dievo baimė yra. Reiškia, aš darau ne dėl to, kad aš noriu klausyti, bet dėl to, kad aš bijau Dievą. Geriau ne manęs, geriau Jėzus už manęs. Manęs reikia klausyti, jeigu Jėzus yra už manęs. Jeigu ten nėra Jėzus, tada nereikia klausyti. Jūs žmonos būkite klusnios savo vyrams, lyg viešpačiui. Va, prasideda. Lyg savo viešpačiui. Mes turime matyti viešpatį, ką aš ir sakiau. Nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva. Apie ką? Bažnyčios, jis kūno gelbėtojas. Kristus yra galva bažnyčios. Vat aš noriu tarp tų eilučių, kad suprastume. Jis yra bažnyčios, taip pat kaip šeima, perdėta, viskas perduota. Kaip šeimoje, taip ir bažnyčioje. Šeimoje viešpats yra galva. Ir namuose lygiai tas pats, visame kame. Kūno gelbėtojas. Todėl bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Ir kada aš tokiu aspektu matau, kad už mane atidavė gyvybę Jėzus, aš turiu lygiai taip pat už žmoną atiduoti gyvybę. Jis davė pavyzdį. Sako, aš matai, kaip aš tave myliu. Aš atidaviau gyvybę. Taip ir tu už savo žmoną atiduok gyvybę. Tu ją taip mylėjai. O čia pavyzdžiai tokie. Nes mes, jeigu Dievą nesirimam, aš ką sakiau, mes net šeimoje nesugeba mylėti. Mumis labai greit papiktina. Mes išliejam arba pradedam savo nuostatas statyti kažkokias. Ir kada tu turi tokį matymą, Dievo, aš noriu, kad tas eilutės perskaitytų tarp eilučių. Kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu. Pašventintum, atnešdamas išmintį, pažinimą, žodžiu. Kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūną, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčiai. Kaip ir Kristus savo bažnyčiai, taip ir mes savo kūnus, nes Kristus mumise. Ir mes esam Kristus. Ir mes mylim savo bažnyčią, mes mylim savo žmoną, mes mylim savo vaikus. Mesgi esame jo kūno nariai, iš jo kūno ir kaulų. Čia lygiai tas pats, perduota į namus, į bažnyčias, į visą ką. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Taip ir mes su Kristumi. Du tapome vienu kūnu. Kai mes pasikrikštėm, tai čia tas pats, kas mes žiedai susimainėm. Mes sakome, mes viešpatį tavo, aš ateinu pas tave, aš tavo nuotaka. Tai didelė paslaptis, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir į bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą. Tai va, ir ką aš noriu pasakyti, šeimose, kad žmonės gyvena iš tikrųjų ir bažnyčioje, yra Kristaus kūne lygiai tas pats, noriu atnešti ant galą svarbiausius dalykus.
Kadangi mes žinom, kad viskas ateina iš Dievo, o kas ateina iš Dievas, tai turi santykį. Santykis yra malda. Malda nėra poterių kalbėjimas, santykis yra Dievo akivaizdai, atvirom širdim, su žvilgsniu ir jo. Šventosios dvasios užtarime mes kalbame vienas kitam žodžius, pranašaujame, dalinamės pažinimu, augime ir taip vyksta malda. Malda vyksta už šeimos narius, už bažnyčios narius. Mes su žmona, kaip mano dvynukus man padovanoja, Dievas kaip gimė vaikai, mes jau tiek metų turim bendrą maldą. Mes kiekvieną vakarą kartu turim bendrą maldą šeimoje. Ir vadant, kiek yra nuostabus dalykas, kad aš matau, pas mumis nėra prievarto, žinai. Kad tu ateik į maldą, visą laiką, jeigu nenori, nori ateik. Ir žinokit, kai nėra prievartos, jie visada nori. Jie kitas įkitingi, bet aš noriu, aš nežinau, kas juos ragina. Jie nori būti malduoti. Jie nori. Jie nenori nebūti. Dievas veda. Bažnyčių lygiai tas pats, nėra prievartos. Bet jeigu tu gali, tu nori, tai yra būtinas dalykas, reikalingas, kad vienas kitą užtartume, dvasinis pasaulis. Mes nesam tik tais, kad ir taip Dievo užtarimai, bet mums duota ir daugiau teritorijos bažnyčiai. Už miestą, už valdžias mes meldžiamės visuomet. Mes kovojam dvasinės kovas su dvasiniam kunigaikštystėm. Iš Dievo malonės, skelbdami, deklaruodami Dievą, jo pergalę, teisingumą, atgailą, mes meldžiam už žmonės, atgailaujam už žmonės. Kad valdžios būtų palaiminimas ir palaiminimas išsiliestų ant valstybės, ant Lietuvos, ant Šiaulių. Maldas yra pagrindinis dalykas. Nebus maldos, sugrius dalykai, nes iš jo viskas. Malda yra kaip kanalas, vamzdis, susijungimas su viešpačiu. Nebeskaitysiu laiką, ne vieną. Mato 11:12 sako, Dievo karalystė, nuo kur Jono Krikštytojo laikų imama jėga. Nebeskaitau, tik trumpai baiginėjau. Tai va, žinokite, reikia pasiveršti, bet kai pasiverži yra gera. Ir vieną vietą tą paskaitysiu, paskutinę tikrai. Nu, davai. Davai, pažadu. Evangelija pagal Joną. 21 skyrius. Skaitė Jolanta, pastorių žmona, pastorienė, prieitą sykį. 21 skyrius ir skaitom nuo 15-17 eilutės. Papusryčiavęs, čia Jėzus, kai buvo nukryžiuotas, buvo paimtas į dangus ir atėjo vėl pas mokinius, ne? Ir atėjo jisai pas savo mokinius ir su jais vakarieniavo. Pusryčiavo. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simono Petrą: Simonai, Jonos sūnau, ar myli mane labiau už šitos? Labiau už šitos, už aplinkinius, už mokinius, ne? Jis atsakė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė Simono Jono sūnau: ar myli mane? Tas atsiliepė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: ganyk mano avis. Jėzus paklausė trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kada jis trečią kartą paklausė, ar myli mane. Ir atsakė: viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avis. 3 sykius jisai paklausė, atrodo, lygtais nežinotų. Pasakė vieną sykį ir užtenka. Ne. Kas ten vyko? Kas vyko ten? Ten vyko išgydymas. Ten vyko išgydymas. Petras išsižadėjo 3 sykius Jėzus, kada jis pasakė iš savo sielos. Atsimenat, kai mokiniai sako, aš mirsiu už tave, jeigu reiks, kur nori nueisiu. Ir sako, ir Jėzus sako, tu nežinai, tu manęs dar gaidžiu 2 sykius nepragėdus, 3 sykius manęs įsižadėsi. Ir taip įvyko, ir jis įsižadėjo. Ir jūs pabandykite, aš bandau įsistoti Petrą vietą, jis išbėgęs iš ten, jis buvo pilnas skausmo. Jo širdis rėkė, jis kraujavo, ten turbūt aš nežinau. Jis iš tikrųjų jį labai mylėjo. Jis tikrųjų labai mylėjo, jis jo sekė, jis jo labai norėjo, bet jis buvo kūniškas, sieliškas. Jis nepažino, jis neturėjo šventosios dar dvasios nebuvo nužengęs, bet jis meilės iš savo jėgų jis tikrai norėjo siekti. Aš tikiu, kad jis, kai sakė, aš eisiu su tavimi iki mirties, aš tikiu, kad jis tai nuoširdžiai sakė.
Bet kai atėjo išbandymai, jis neišstovėjo. Ir tai buvo sužeidimas, kuris jam, neleido pakilti, jis jie žvėjuotas, gal jis užmiršo, jis liūdėjęs, jis turbūt didžiausiai depresijai buvo. Aš galvoju, kad jis labai didelę depresiją išgyveno po to, ką jis padarė. Tai 3 sykius įsižadėjo ir Jėzų nukryžiavo. Jis žinojo, jis prisiminė, ką padarė, kad jis pasakė, jis pamatė Jėzų žvilgsnį jo. Ir jį Jėzus išgydė. Šiandien kiekvienas iš mūsų turim sužeidimų, kur mes negalim atleisti savo kitą sykį. Mes prasileidom kažkur tai, Dieve, koks ašai. Ir Dievas sako, žiūrėk į mane, ašgi tave myliu. Sako, žiūrėk į mane, aš tikiu, kad tu mane myli. Jeigu tu į mane kreipies, tai tu myli. Ir tada sako, galutinis tikslas, ganyk. Iš kur ateina jėgos? Iš Jėzus. Iš kur ateina meilė? Jis išgydė širdį. Žmogus nori išgydyti, kiekvieną žmogų nori išgydyti. Tam, kad jie prikeltų gyvybį, kad jis toliau tarnautų. Tai gerai, būkit palaiminti. Ačiū, kad išklausė. Gausit medalį danguje. Aleliuja. Gerai. Ačiū Dievui. Aleliuja. Oi. Nu ką, kaip visą laiką mes tada